projektas ENECO. Jis susideda iš dviejų žodžių – energetika, ekologija. Energetika tai yra energetinių augalų įveisimas, sodinimas, o ekologija, kadangi augalai sugeria anglies dvideginį iš oro ir taip pat turi tokią kraštovaizdžių estetinę prasme. Ir, reiškia, tą projektą forminam kartu su Latvijos partneriais iš Latvijos Žemės ūkio universiteto Jelgavoje, miškų fakulteto. Projektas apima 8 Lietuvos rajonus pasienio ir 9 Latvių nuovadas. Pagal projektą numatėm apmokyti žmonės, išleidom specialias knygeles. Pagal kitas veiklas buvo numatyta įsigyti aparatūrą, kurią čia matote. Tai yra jonų chromatografą. Jisai fiksuoja dirvos sudėtį. Mes pasodinam bandomuosius laukelius. Dalį to miškelio nupjovėm tam, kad pabandyti patręšti ir auginti, pasižiūrėti, kaip auga iš naujo, palyginti su senuoju. Energetinis miškas naudingas kaip atsinaujinantis šaltinis, kadangi naftos produktai senka ir jie teršia gamtą. Šiuo atveju žmonėms yra naudinga sužinoti, kaip galima užauginti energetinį mišką tam, kad jie patys apsirūpintų savo katilinės. Tai ir aš tikiu, kad vis daugiau žmonių įsijungs į energetinio miško auginimą, kadangi tai yra aktualu ir ekonomiška, ir ekologiška, ir naudinga. Mēs esam zinātnieki un strādājam pamatā ar kosmiskajiem signāliem, un šis projekts mums ir ļaus iegādāties jaunu zinātnisko infrastruktūru, kas ļauj veikt šos procesus daudz ātrāk un efektīvāk. Mums beidzot ir iespēja ar jaunām iekārtām darboties, saprogrammēt viņas tā, kā mēs gribam, un aizvietot tās vecas iekārtas, kuras šeit stāv šobrīd. Lietuviešu kompetence ir nodrošināt šo signālu saglabāšanu serveros un pārraidi pa tīkliem. Vēl viņi izstrādā attālinātās vadības interfeisus, lai mēs varētu radioastronomiskos novērojumus veikt nevis no šejienes, bet, teiksim, no Ventspils. Var teikt, ka šis projekts ir veicinājis šo zinātnisko sadarbību tādējādi, kad viņi dalās ar mums savā pieredzē, mēs dalāmies ar viņiem savā pieredzē, notiek studentu apmaiņa, pasniedzēji brauc pasniegt no vienas universitātes uz otru. Pozitīvi ir tas, ka tieši šī sadarbība ir padarījusi šo projektu un vispār zinātnisko darbu interesantāku. Anykščių rajono savivaldybės administracija kartu su projekto partneriais iš Kupiškio, Rėzeknės ir Riebinė įgyvendino projektą Atsinaujinanti energija. Jo metu Anykščiuose ant plaukimo baseino stogo buvo įrengta 165 kvadratinių metrų dydžio saulės kolektorių sistema, kuri šildo štai šitą baseino vandenį. Taip pat baseine yra įrengta nuotekų šilumos atgavimo sistema, kuri padeda atgauti šilumą iš panaudoto dušuose jau vandens. Mes labai džiaugiamės turėdami galimybę eksploatuoti plaukimo baseiną ištisus metus, nes tai buvo naujovė įdiegta 2013 metais, kuri be jokių didelių pertraukų leido eksploatuoti visą objektą, aptarnaujant ne tik Aukštaitijos regioną, bet ir visos Respublikos turistus, organizuojant sportininkų stovyklas ir įgyvendinant įvairias projektus ir programas.